Nu va, šiandieną nekimba dar viena laida. Ruošiamės iškeliauti į žvejybą. Transporto priemonę šį kartą pasirinkome dviračius, nes į mūsų žvejybos vietą neįmanoma dasigauti su mašina. Na va, mūsų kelias į mūsų žvejybos vietą. Kaip ir sakėme, su mašina privažiuoti čia neįmanoma. Todėl naudojame transporto dviračius. Štai žiūrime, Andrius bando traukti šiandien žuvį. Ir kaip Andrius šiandien sekasi? Kimba. Kimba šiandien? Biški kimba. Va, matau alus. Na, parodykit savo laimikį, aš nepagavau. Dar rodysi gėdą. Parodykit. Burnas, va. O, žiūrim, ką turim. O, yra žuvelės, yra jau. Geriau nei pirma laida. Matau, yra bangos. Kokią plūdę naudojat, kiek gramų? 3 gramai ir kaip? Nu gerai, o Bangos neskandina plūdės? ne. Žiūrime, ar Andriui kimba. Ne, čia paukštai, ne paukštai, bet... Nu, žiūrėkime, ar Andrius ištrauks žuvelę. Ar buvo nors vienas karščias Andrius šiandien? O, nepasisekė. Aivaras maišo pašarą. Nu parodė kaip maišai. Vandenuką reik nupirkti. O jūs naudoja dar ką nors prie pašaro, Aivarai? Ne, Kokių kirmeliukų ar dar ką nors? Maišot, ar tai tiesiog paprastą pašarą? Paprastas parduotuvinių universalų pašarą. Parodykit maišiuką, kokį naudoja čia dabar. Biški šlabis gerai bus, nes... Trapper Mes nedugninę žvejojam. Universal. Na, štai ir toksai. Toks ir gaunas. Biški bus šlapės, nes dugninę nenaudojame. Pamėtis, pašerti žuvis. Turi specifinį kvapą savo. Kad nekvepia. Ir mėginsime dabar šerti žuvis. Ir prisijaukinti karšį. Štai Aivaras matome gan rimta žuvis papuolė. Nepasiduoda, Andriau! Nepasiduoda! Štai profesionalus žvejys. Žvejoja tik valandą ir jau spėjo užkabinti kažkur. Andriau, mes žvejojam kokią 7 valandas. 7 valandas ir dar nieko nepagavom. Kokia puikiai meškerė. O! Pabėgo, ne? Pabėgo turbūt. Jo, krita. Kaip gaila, tokia buvo užkibus. Čia tai net čiūvės tiek nepačias. Nu čia neįmanoma, karočias. Plūdė biški žemiau, jį matom, kad kimba. We travel together, me and my stock voyage. So high to the mountains. O man atrodo, Saiva, man kim. Kur tau kimba? Nenukrisk. Andrius, kimba Andriui. Andrius bando ištraukti. Nepagavai? Ką? Jis tik dino savo plūdę medį, jie dabar bandys lipti į medį. Nes Andrius nepasiėmė atsarginės plūdės. Andrius dabar mėgina lipti. Tikėkime, Andrius neįkris.
Tai kaip tikras žvejys gelbė savo reikmenis. Andrius. Lauš visą šaką. Nu lauš šaką viskas, prasineš į krantą. Žiūrėk, neįkris tik tai. Gerai žiūrite, nes teisėjai. Dabar žiūrime, plūda atkabinta, dabar žiūrime, ar Andriui pavyks nulipti. Kokie komentarai, Andriu? Tu manęs klausai, tu kam ten lipai? Aš atsarginę plūdą turėjau. Ne, kai krisi bent kojų nesušlapsi. Va, Andrius. First blood. Combo whore. Va, Andrius. Tai dabar pažiūrėkime į mano laimikį. Mano laimikis kur kas geresnis negu Andriaus. Bet dar čia tik žvejybos pradžia ir manau, kad dar pagausime daug žuvies. Andrius pagavo pirmąjį savo karšį šiandieną vakarop. Va, gražuolis. Visą dieną žvejojom ir vis tiek vieną karšį paėmėm. Nu va, delninis karšis. Va, jau žuvelė, jau kepti Andriu galėsi. Va, matote. Nu, kaip žvejyba? Gera dabar jau. Dabar gerai jau. Ir rankas turi būti nebešalo. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje.